Ну что же, помолившись, приступим. Я, наверное, назову эту часть работ Тайкос-76, потому что под крышей этого здания творятся просто удивительные вещи, начиная от услуги дежурного оплаченного городом одонтолога, уезжающего с работы домой в Палангу пораньше и не видящего, вероятно, в этом проблемы, до метаморфоз, и не побоюсь этого слова, чудес в других бюджетных учреждениях города. Центр общественного здоровья, точнее бюро общественного здоровья, было учреждено городом для логичных целей. Если вкратце, то для информирования горожан о здоровье и здоровом образе жизни. Для просмотра всех общественных закупок этого бюро потребуется очень много времени, но мы не спешим. Обращаю ваше внимание, что мы не обвиняем, просто натыкаясь на нам непонятное, интересуемся. Хочу обратиться к девушкам и парням, работающим в бюро. У нас нет претензий к вам. Вы замечательные, хорошие люди, но поймите, и я думаю, что вы согласитесь, необдуманная трата средств – это не, если не кража из казны, то хотя бы некрасиво по отношению к другим горожанам. Мы не против вас, мы за город. Если у вас появилось желание рассказать, что на самом деле происходит в вашей организации, напишите мне, и мы гарантируем вам анонимность в рамках закона, конечно. По вопросам защиты личных данных мы консультировались с Государственной службой по защите личных данных. Итак, в этом первом видео речь пойдет о 3 закупках. Первая закупка – организация мероприятия во Дворце Рыбаков за 6300 евро. Согласитесь, немалая сумма. То есть мероприятие за такую сумму должно быть заметным. То есть оправдать те средства, которые на него потрачены. Закупка совершена 18 апреля 2024 года. Нам ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме, ни в СМИ не удается найти подтверждение того, что в этот день или недели ранее, или месяцем позже было какое-то крупное мероприятие, организованное Дворцом Рыбаков и Бюро общественного здоровья. Смотрите сами. Taigi atidarysim viešuosius pirkimus, pažiūrėkim, ką mes čia turim. Renginių organizavimo paslaugos, Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos biuras, visuomenės sveikatos biuras, pirkta iš savivaldybės kultūros centro už 6300 ir mes matom sutarties sudarimo data 2024-04-18 ir sutarties galiojimas tą pačią dieną. Tai reiškia, kažkas tai nutiko 18 dieną ir sutartis nustojo galioti. Tai reiškia, tą pačią dieną buvo sudaryta, tą pačią dieną nustojo galioti. Keliaujame mes į kultūros centro Žvejų rūmų puslapį, pažiūrim, ką mes čia turim. Atkreipiu dėmesį balandžio 18 dieną. Kasgi nutiko balandžio 18 dieną? Pažiūrėkim, gal anksčiau, paimkim nuo 15 dienos, dar anksčiau. Pasaulinė meno diena, vargu ar tai susiję su sveikata. Reiškia, kultūros švyturys taip pat tikriausiai ne apie sveikatą. 14 dieną jau, dar nusileidžiam. Baltijos švyturys, švyturio pasaka, švyturio diena, žodžiu. Visas balandis, švyturys, 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 švyturys. Gerai, tada mes keliaujam su jumis į puslapį sveikatos biuro. Čia aš atidarysiu sveikatos biuro puslapį savivaldybės. Štai stebėsena ir projektai, taip, naujienos. Tikriausiai mums reikės į naujienos. Reikia pažymėti, kad rašo jie naujienos labai dažnai, praktiškai kasdien po 2-3 naujienos, tai reiškia, kad tiek pinigų išleidus, tiesiog ta naujiena, privalo būti teisingai. Kaip aš gerai pataikiau, praskridau aš 20 puslapių iš karto ir pataikiau į balandžio mėnesį. Taip, pažiūrim. Mums reikia balandžio 18 dieną, arba balandžio 19. 18 buvo sutartys. Tai kažkas tai turėtų būti. 17 minimos Europos imunizacijos savaitę atidarykim, gripo statistiką atidarykim, o paskui 24 dieną darnus visuomenės sveikatos gerovės, 5 metai, 22 mes štai va renginiai, pažiūrim. Matot, kiek daug renginių yra, jie 90 procentų, 80 gal yra netiesioginiai, tai yra internetiniai, bet, tikriausiai reikalingi. Mes turim, 17 dieną ir 25 dieną, matote, ne? 17 dieną čia online meraprijatėje parašyta ir čia taip pat online, tai yra internetu. Streso valdymo praktikos 17 dieną buvo ir aš daugiau kaip ir nematau. Logiškai būtų matyti, kad, tiek pinigų išleidus renginio organizavimą, jis turėtų fiziškai kažkur pasirodyti.
Экономим время. Нигде у бюро нет информации о мероприятии за 6300 евро, но мы нашли, что это было за мероприятие. Оказалось, что организовано было празднование ко Дню медика, закрытое. Ничего в этом плохого нет. Неясно только, почему о таком торжестве было решено умолчать и на странице бюро, и на странице Дворца рыбаков, и на странице самого самоуправления. Но будем справедливы, мероприятие было, медики очень важная часть общества, не стоит их прятать. А мероприятия не только могли, но, как мне кажется, и должны были рассказать и в бюро, и в самоуправлении. Ведь на торжество потрачены средства города. Вторая общественная закупка – это закупка услуги оповещения. За полгода, начиная с декабря прошлого года, было сделано 5 покупок на сумму в 7300 евро. Оповещение – это публикации в СМИ, интернете и других местах и другими способами. О странностях. Уточню, что это не преступление или нарушение, это странность. Начнем с того, что на странице продавца этой услуги нет данных о том, что он такую услугу предоставляет. Facebook у этой организации не активен. Мы позвонили владельцу, и вначале он согласился с тем, что действительно оказал услугу распространения информации для Бюро общественного здоровья, но не захотел указать или не смог указать какую. Сказал, пишите письма и звоните в бюро, и что он вообще за рулем и разговаривать не может. Мы позвонили в бюро и задали тот же вопрос. Девушка сказала, что работает из дома и ей сложно говорить, так как она кашляет. Но позже согласилась, что на работе все-таки надо работать, и ответила на вопросы. Очень расплывчато сказала, что бюро не все может делать сами. И такие услуги, как, например, продвижение постов в Фейсбуке, они делать не могут. Вероятно, девушка намекала на то, что организация компьютерини проекты занимаются раскруткой их постов в сети Facebook. Что же, дело благое. Давайте посмотрим на результат полугодовой работы за 7000 евro. Taigi viešinimo paslaugos perkamas ir iš UAB kompiuterių projektos. Reikia pasakyti, kad iš UAB kompiuteriniai projektai buvo nupirkta bendroj sumoj paslaugų biuros už 7000 eurų. Prieš tai su kompiuteriniais projektais šitą VŠI bendravo tik tai įsigijant kompiuterinę techniką, ją namavus biuros ir mobiliuosius telefonus. Kompiuteriniai projektai nekokiems kitiems bent jau viešuosiuose pirkimuose nėra nurodyta, kad jie kam nors dar siūlytų viešinimo paslaugos. Tai pažiūrėkim, ką mes turim. Štai tas viešinimo paslaugos, apie kurias norėjom dabar pakalbėti, tai yra kompiuterio projektai, kurie per pusmetį, nuo 11 mėnesio 23 metų, grubiai buvo sudaryta 5 sutartys viešinimo paslaugų bendrai sumai apie 7000 eurų. Jūs patys galite paskaičiuoti, aš bijau ten suklysti, bet manau, kad čia 2,7, 3,5 tūkstantis, apie 7000 eurų viešinimo paslaugą suteikė UAB kompiuteriniai projektai. Jie užsiima pagal jų aprašymą internete kompiuterinių nuomos servisas ir kompiuteriniais IT projektais. Galima pafollowinti, tikriausiai jų, ar aš nežinau, gal ten draugai kažkokie tai reklamuojasi. Ko Facebook'e. Mes galim pažiūrėti, kad jie kompro tas pats yra. Ir mes matom šuniuką. Turim, yra kompiuterinius servisas, telefonai. Ir mes matom netgi mašiną, kad gali atvažiuoti pas jūs. Ir paskutinis įrašas yra 2018 metais padarytas apie Smart Security. Ką mes čia dar turim? Apie mus 900 stebėtojų. Čia tikriausiai tas pats puslapis yra. Jo 18 metų. Tai šitas mums nereikalingas. Namų darbui, kėdę galima nusipirkti arba PlayStationą. Nieko nėra, tačiau pagal pirkimus akivaizdžiai matosi, aš tikriausiai čia netikėtai dabar atsiradau, kad pavyzdžiui, viešinimo paslaugos. Galite patys pamatyti, kad čia iš tikrųjų gyvas puslapėlis. Ir tas viešinimo paslaugos atlieka įmonė. Reikia prisipažinti, kad mes paskambinau kompiuterinius projektus ir paklausėm jų vadovo, ar iš tikrųjų buvo tos paslaugos, jis kaip ir sutiko, bet išgirdus prašymą parodyti, kurgi buvo paviešinta už 7000 eurų gerųjų darbų, mes vėlgi nesakom ir kartuojam, kad tai nėra uždrausta, tai nėra joks nusikaltimas, tiesiog bandau suprasti, paaiškinkit man, prašau. 7000 eurų buvo išleista viešinimo paslaugų per pusmetį.
tai norėtųsi sužinoti, kurgi buvo tas viešinimas, nes tie pinigai yra miesto, tai yra miesto. Vat, žmogus pasakė, kad jis dabar vairuoja, paprašė atsiųsti elektroniniu paštu visus klausimus, pasakė, kad viską atsakys, o dar geriau, sako, kreipkitės į miesto sveikatos biurą. Ir jie jums papasakos, kur kas buvo viešinta. Mes paskambinau į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro, žmogų atsakingą už viešuosius ryšius. Jinai dirba iš namų, išgirdus klausimą iš pirmo jinai noriai bendravo, paskui, kai buvo paklausta konkrečiai, kurgi buvo viešinta ir būtent kokios paslaugos buvo nupirktos iš šito UAB, jinai pradėjo kosėti, akivaizdžiai pasakė, kad sirguliuoja, jai sunku kalbėti ir pasiūlė atsiųsti klausimus elektroniniu paštu, nors klausimas praktiškai buvo vienas, parodykit, kurgi buvo viešinama, arba pasakykit. Na, kai buvo paklausta, ar jeigu jinai serga, tai tikriausiai jinai yra nedarbingume, pasakė, ne, aš dirbu, tiesiog dirbu iš namų, na, tai ir tada buvo pasiūlyta, jeigu jūs dirbate, tai ir dirbkit savo darbą, arba eikit į šitą nedarbingumą. Tada žmogų iš karto pagerėjo matomai ir jinai pradėjo kalbėti labai ryšlią tvarkingą kalbą ir užsiminė, kad tas viešinimas gali būti susijęs su Facebooko postų pakelimais. Vat, pasakė, kad mes ne visko galim patys daryti, kad mes negalim patys kelti postų, nes mes neturime kortelės. Vat, ir tai reiškia, kaip, na, tokia užuomina konkrečiai nepasakė, bet davė užuominą, kad gali būti, kad tas viešinimas yra Facebook postų kelimu. Na, 7,000 per pusmetį ir vat, aš esu vėl Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro puslapyje ir tikriausiai jūs turėtumėte suprasti, kad jeigu Facebooko renginys arba informacija yra viešinama ir pakeliama, tai pirmas dalykas natūralu yra, kad aš tą informaciją turėčiau pririšti prie savo Facebook puslapio, kad, na, turėčiau tą inkarą, kur žmonės galėtų ateiti, nes jie iš tikrųjų, aš jau buvau atkreipęs jūsų dėmesį, kad per dieną po 2-3 postus yra daroma, tai yra šitoje vietoje labai aktyviai dirbama, tačiau pažiūrėkime žmonių reakciją. Mes turime 9,000 laikų, mes turim 10,000 puslapio prenumeratorių. Mes turim 10,000 puslapio prenumeratorių, bet pažiūrim, kiek sulaukia publikacijos grįžtamojo ryšio. Nepamirškit, kad 7,000 eurų buvo sumokėta už viešinimo paslaugas ir mums buvo kaip ir, na, užuomina tokia pasakyta, kad tai yra Facebooko postų kelimas. Mes turim 3 laikus už prieš dieną, 21 laikas mes turim irgi vienos dienos atgal, nes čia buvo judu ant bangos ir daug žmonių ten dalyvavo šitoje. Prieš 2 dienas mes turim 7 laikus, 1 laiką už tuberkuliozę gavome, 6 laikus gavome mes 10,000 puslapio prenumeratorių, aš noriu jums pabrėžti, ir 7,000 eurų viešinimui buvo skirta. Vat, čia laikų nesulaukta, čia 2 laikai, prašau, saugokis triukšmo, leginiozė 1 laikas, vat, visuomenės sveikatos biuras ir dar 18 kitų draugų sulaikino. Aš noriu pasakyti, kad virš 100 žmonių dirba visuomenės sveikatos biure, atkreipti jūsų dėmesį tiesiog. Virš 100 žmonių dirba. Apie dirbtinio intelekto mokymuose visuomenės sveikatos specialistai dalyvavo mokymuose apie dirbtinį intelektą ir šauktukas toksai, hei, aš jį padidinsiu jums leidus, kažkas jam yra vis dėlto su veidu, na ką? Kažkas jam negerai, man atrodo, kaip jums atrodo? Kažkas jiems visiems negerai. Pas tavot visuomenės sveikatos biuro specialistų, matomai, kažkas yra ne tas. Jis su pirštinė ir yra... Tam su nosim kažkas negerai ir ranka yra nukarpyta, pas tavo, matot, pirštinė guminė ir jie dalyvauja mokymuose, pas tą daug yra papildomų kažkokių tai priedų ant akivų. Čia super madingi akiniai matomai, bet su nosim problema. Čia Putinas, Vladimiras Klavičius sėdi. Ja. Taip, rankos problemos, senyvo amžiaus žmonės irgi gali darbuotis, kojos visos tvarkoj, bet tas tai aišku jo. Žodžiu, bičiuliai, jums reikės patikėti mums tiesiog. Reikės patikėti arba patiems patikrinti, tačiau visos publikacijos, matot, 29 savaitės, tai yra metų pradžioje buvo padaryta, 240 peržiūrų video,
3 laikai, na ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Galbūt tai viešinimas kitose socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, tokiuose kaip YouTube puslapis, pažiūrim, kiek čia peržiūrų, 100, 700, 80, 100 peržiūrų, 100, 100, 200 peržiūrų, 300 peržiūrų. Na, vat čia anksčiau, prieš 4 metus, tai tikrai buvo 6000 peržiūrų, vat aš matau. Vat šitą klipą, tarp kitko, aš filmavau, tai visai 45 peržiūros. Na, tai galima sakyti, kad čia irgi viešinimo nevyksta, kokioje vietoje jis vyksta, tikriausiai galės atsakyti mums raštu Klaipėdos sveikatos бюро. Мы проверили все социальные сети бюро. Результат никакой. Вот к сравнению тапок. В целях эксперимента я поставил ее на свой Facebook и написал, что это тапок. Но одновременный социальный эксперимент. Я оцениваю, нормально ли потратить одним бюджетным учреждением за полгода 7000 евро на раскрутку Facebook постов и получать в среднем от 1 до 10 лайков за пост, имея на своей странице, между прочим, 10 000 подписчиков. Вот тапок. Сколько лайков, спросил я, он наберет бесплатно. Результат. 280 реакций, 15 комментариев, 4 репоста за 8 часов. Результат был достигнут бесплатно, без 10 000 подписчиков, без 120 работников, без обвинений. Где результат работы по оповещению общественности и распространению информации за 7000 евро? Покажите, пожалуйста. Третья закупка. Клип о вреде зависимости. Цена 3000 евро. Пока что все нормально. Видеопубликации нужны. Мы сейчас не расцениваем их надобность или их содержание. Бюро заказывает ролик на 3 минуты для социальных сетей Facebook, TikTok и Instagram. Договор публикуется до сих пор с нарушением всех личных данных. Это серьезно. Смотрим. Vaizdo klipo kūrimą. Na, va, mes radom video klipuką priklausomybių pavojaus tematika filmavimas ir montavimas. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras užsako, fizinis asmuo. Čia yra sutartis, aš atkreipiu jūsų dėmesį, aš jį atidarysiu, aš jį atidarau ir noriu pasakyti, kad aš pats atlikau montažą, šita sutartis yra nenuasmeninta, aš matau čia mergaitės, ar panelės, kuri gamino šitą vaizdo asmens kodą. Aš matau šitoj vietoj jos gyvenamoje adresą, miestą, kur gyvena, aš matau verslo liudimo numerį ir visą kitą dalyką. Tai čia yra šiurpus asmens duomenų pažeidimas. Sutartis pasirašyta birželio 19 dieną, apie tai paskelbta ir viešųjų pirkimų puslapyje, va, matot jūs, birželio 19 dieną 2023 metų. Iki rugpjūčio 31 dienos turėtų ta sutartis jau nustoti galioti. Va, tai irgi jūs tą datą matot, rugpjūčio 31 dieną. Ir reikėtų sukurti už 3000 eurų, reiškia, filmuką. Vat. Vykdytame apklausos būdu. Vat, apklausos būdu buvo vykdytas šitas sutartis. Apklausė žmonės, ta mergaitė pasakė, panelė, už 3000 aš jums padarysiu filmą. Ir gerai, padarė jinai tikriausiai už 3000 tą filmą, va, 3000 su visais paslaugų teikėjais privalomais mokesčiais. Aš tiesiog bandau surasti techninius aspektus tos dalykus ir neatskleisti jos duomenų. Dėl filmuko kūrimo, kas jame parašyta, jame yra visi duomenys žmogaus, asmens telefonas, sąskaitos numeris ir visa kita informacija viešai atskleista. Mes matom filmuko klipo priklausomybių pavojams filmavimus ir montavimo paslaugą. Tai vienas, kiek jis trunka, nėra aišku, kas jame turi būti, nėra aišku, kokia jo trukmė, nėra aišku, tiesiog 3000 eurų. Viskas, daugiau nieko mes čia neturim. Tikslinė grupė filmukas asmenim nuo 14 iki 29 metų, įgyvendinta iki rugsėjo pradžios. Vieno filmuko, va taip ir parašyta, va, štai yra vienas filmukas iki 3 minučių. Va, tai jis turi būti
horizontalus ir vertikalus, kad tinkamas būtų transliuoti socialiniuose medijose, tokie kaip YouTube, atkreipia jūsų dėmesį Facebook, Instagram, TikTok. 15 sekundžių ir 30 sekundžių trukmės variantai. Keliaujame su jumis į sveikatos YouTube ir pažiūrim. Rugpjūčio 31, reiškia, tai po rugpjūčio 31 dienos, prieš metus laiko, turėtų būti tas filmas pagamintas. Galbūt tai artime burnos, ne, ten apie narkotikų ir priklausomybę žalą. Va, žiūrėkit. Alkoholis ir psichotropinės medžiagos, atsakomybės. Galbūt čia yra klipas, kada jis buvo patalpintas, pažiūrėkim. Bet jis buvo patalpintas balandžio mėnesį, reiškia, tai negali būti tas klipas. Ir jo trukmė yra 8 minutės, o ne 3 minutės, tai reiškia, čia ne tas. Pabandom užeiti į Instagramą, aš matau, vat jų puslapį, kažko man rūpi, puslapis Instagramas, pažiūrim. Nu, parašyta, kad šitas puslapis nepasiekiamas. Klaipėdos sveikatos biuras Instagrame nepasiekiamas parašyta. Aš dar pabandysiu su telefonu, dar yra puslapėlis, kuris vadinasi Man rūpi. Va, štai yra čia publikacijos. Koordinatorius sveikatos biuras LT. Va, yra tas pats prezervatyvas, jūs matote. Galbūt Instagrame vyksta praturbinimai. 2 žmonės patinka, 1 žmogus patinka, 1 žmogus patinka. O čia daugiau turėtų būti. 4 žmonės patinka. Na, čia niekam nepatinka. Nei vieno žmogaus nėra, aš galiu būti pirmas. Na, paspaudžiam, patinka. 1 žmogui patinka. 1 žmogui patinka. 2 žmonėms patinka. Gerai, leidžiame žemyn, pabandome surasti tą vaizdo įrašą. Čia jau dar karantino metu, jau matot, su kaukiam visi. Va. Vat, iš Reelsuose galbūt yra, juk tai talpinimo į Instagramą, na, lytiškumo ugdymas. Va čia mes matom Reelsus, prieš 17 savaičių patinka 3 žmonėms. Nu, čia tikriausiai nėra su narkotikais susijęs, galbūt kažkur pažymėtas. Ne, 106 žmonės prenumeruoja tą kanalą Man rūpi. Dar kartą pabandau aš užeiti į Klaipėdos SB puslapį, kuris pažymėtas, jis neveikia, parašyta, kad ta stranica nedostupna, nu, puslapis negalioja, matot, čia yra va, mūsų puslapėlis. Gal video jie turi kažkoks, ne, čia jau aš kažkur ne ten pataikiu. Uždarom, tas neveikia. Aš, kad nesumiluočiau, vat iš čia, vat aš imu. Matot, vat tas yra, vat Man rūpi, o čia yra sveikatos biuras, matot parašyta. O čia yra Facebookas, tai Instagramas, sveikatos biuro, vat aš ten buvau nuėjęs ir ten ieškojau. Не ще неко, будем бедны, bet тейсинги. Нам все-таки удалось найти этот ролик за 3000 евро. Скажу сразу, образец я разослал видеооператорам по всей Литве с просьбой оценить, за сколько они снимут такой же ролик. Усредненный ответ 300 евро. Мы позвонили в бюро, и нам сказали, что клип, оплаченный бюро, действительно не показывался в социальных сетях бюро, так как снят не для бюро, а для некого проекта Man rūpi, и поэтому он показан только на странице Man rūpi. Я не хочу быть плохим пророком, но мне почему-то кажется, что клип за 3000 евро был не очень популярен ни в Man rūpi, ни в его организаторе Jaunimo sveikatos tinklas. Смотрим. Taigi, na štai po to jau, kaip mes pasišnekėjom su sveikatos biuru ir supratom, kad tai yra iniciatyva Man rūpi, štai yra iš tikrųjų ta iniciatyva. 12 žmonių palaikino šitą video, bendroj sumoj per metus laiko. Šitą video pražiūrėjo 1000 žmonių portalė Facebook. Ir šitos iniciatyvos Vaiko nesubandęs. Sveikatos tinklas. Mes užeinam į sveikatos tinklą, čia iš tikrųjų prašyta Jaunimo sveikatos tinklas. Ir vat štai kiek daug čia visko, tvarkinga gražus puslapis. Taip, mes iš karto užeinam, kur mus rasti, ir matom labai daug koordinacijos centro. Aš manau, kad Klaipėdos koordinacijos centras, va, prašau, Taikos 76. Čia kaip tik, vat, yra sveikatos biuro visi kontaktai parašyti. Tai reiškia, mes pataikėm ten, kur reikia pataikti. Randam Jaunimo sveikatos tinklą mes YouTube'e, kur talpinamas yra visi puslapiai. Taip pat mes
iš karto jį suvedam į Facebooką sveikatos tinklą, štai jis yra. Va. Užeisim ir čia, kad būtų sąžiningai viskas. Štai sveikatos tinklo puslapyje mes metam 6 prenumeratorius, tai tikrai labai daug. Ir 5 įkeltus video. Video yra įkelti 7 metai prieš. O čia matomės Kšištofą, Dangolę, Liudą, Aušrą ir kitus svarbius žmonės. Aš tikrai nejuokauju, tačiau manau, kad vis dėlto 6 prenumeratoriai YouTube'e tai yra biškutė ne tas. Aišku, jie gali kitur kažkur tai populiarinti save, tikriausiai, bet vat sveikatos tinklas su oficialiu. Mes turim tai, ką turim. Užeinama į jų Facebooką, ką mes čia turim, 164 laikai, 192 prenumeratoriai. Įdomu, kad laikų yra mažiau negu netgi prenumeratorių. Na, pabandom rasti mūsų tobulą video už 3000. Ir mes turim 28 kovo Šeškinės poliklinika. Tas jau kažkur buvo matytas, gal bet mes einam į rugsėjo mėnesį. Mes turim rugpjūčio 20, čia mano gimtadienis tarp kitko. Taigi, ir turėtų čia pat kažkur tai būti tuomet patalpintas mūsų video, už kurį sumokėti 3000 eurų, tačiau nėra patalpinta. Tai yra sveikatos tinklas, jis nusprendė netalpinti to dalyko, galbūt prie video kažkur tai yra, pažiūrėkim. Daugiau video nėra ir aš manau, kad šitas tinkliukas, toks populiarus jis yra, 2 žmonės сулайкино, jaunimo прежерос paslaugos Kėdainiuose ir Aistė. Простой вопрос. Вы действительно считаете, что этот клип, который, скажем, честно говоря, не блещет режиссерскими навыками, и который большинство видеооператоров страны оценило в 300 евро, стоит 3000? Просьба, покажите, кого вы опрашивали, выставляя такую цену. Ах да, по указанному в договоре телефоне автора клипа трубку поднимает бабуля, которая никаких клипов не знает. Ну что ж, на первый раз хватит. Общественных закупок, которые вызывают недоумение, у бюро не десятки, а сотни. Мы обращаемся к руководству бюро. Давайте сотрудничать. Помогите обществу разобраться. Давайте встретимся вместе, открыто, быть может, в прямом эфире, и попробуем ответить на все вопросы и расставить все точки над «и». Мы обращаемся к руководству города. Мы на вашей стороне. Бюджетные учреждения города, к сожалению, не в первый раз показывают себя не только с самой хорошей стороны. Услышьте нас. Мы никого не хотим наказывать или обвинять. Мы хотим, чтобы больше так не было. Иногда единственный способ лечения – отсечение зараженной плоти, даже если это плоть в самом самоуправлении. Дорогие работники бюро, давайте дружить. Мы считаем, что помогать живущей вместе с тобой бабушке – это хорошо. Но что вы скажете, если кто-то покупает этой бабушке на все выделенные средства не продукты питания на месяц, а черную икру на один день? Хорошо ли он поступает? С одной стороны, хорошо. Любим бабушку, и все лучшее только для нее. Но что со стороны хозяйственности и ответственности? Ремонт в вашем подъезде. Краска не просто хорошая, а такая же, но в 10 раз дороже хорошей. Вы за? Наверное, нет. Так почему же клип за 300 по цене в 3000 лично вас устроил? Нам нужно быть честными не с кем-то. Нужно быть честными с собой. Лично я считаю, что чрезмерная трата средств – это воровство. А еще хуже – чрезмерная трата средств, выделенных на лечение людей, в том числе детей. Это не воровство, это уже подлость. Дорогой зритель, это первое видео проекта Тайкос 76. Там будет много. Мы очень сильно рискуем, честно. Прикрой нас видимостью. С тебя лайк, комментарий и репост.